Tęsti paskaitos pristatymą ir šiandien turime antrąją teorinės paskaitos neurobiologijos procesų įtaką, identifikuojant neuroninius tinklus. Antrąją paskaitą ir prieš tai mes bendrai pakalbėjome apie galvos smegenis, prilygindami kompiuteriui, prilyginant pagal talpą, pagal informacijos sklaidą, ir norėjau išryškinti tikrai unikalius dalykus, kuriuos turi žmogaus galvos smegenis. Tai ir toliau tęsiant tą tematiką, tai noriu vieną iš tokių tipų, mitų pristatyti ir jį paneigti. Tai vienas iš mitų yra, kad naudojam tik 10% savo galvos smegenų. Tai yra tikrai mitas, nes netgi mums miegant galvos smegenys yra aktyvios, tai jos yra aktyvios visas 24 valandas, nes ypatingai miego metu viena iš galvos smegenų dalių, tai hipokampusas, mes apie jį tikrai kalbėsime tolesnėse mūsų paskaitose, nesgi miego metu jisai iš trumpalaikės atminties talpyklos perduoda dienos metu gautą informaciją ilgalaikę saugojimo talpyklą ir limfatinė sistema, jinai valo galvos smegenis nuo neurotoksinų, būtent skysčio pagalba. Tai dar kartelį galvos smegenis yra aktyvios 24 valandas, ir tas procentas, kiek mes išnaudojame, tai iš tikrųjų čia yra visiškas mitas. Dar vienas iš tokių teiginių yra, kuo didesnės smegenys, tuo žmogus yra protingesnis. Tai kairiajame paveikslėlyje matote žmogaus galvos smegenų dydį, dramblio galvos smegenų dydį, delfino, gorilos, šuns, katės. Tai jeigu mes galvotume, kad kuo didesnės smegenys, tuo lygtais esi protingesnis, tai matote, dramblio galvos smegenys yra gerokai didesnės, lyginant su žmogaus, bet vis dėlto dramblys nėra protingesnis už žmogų, nėra tiek kūrybiškas, galbūt ta prasme, ar ne? O dešiniajam paveikslėlėje matote galvos smegenų svorio ir kūno svorio išvesties koeficientą. Ir čia matote gyvūnus ir lygiai taip pat žmogų, kuriam laukelėje, kurioje erdvėje jisai pozicionuoja. Tai vėlgi tai neturėtų būti teisingas teiginys, nes iš tikrųjų protas, šitos savybės yra susijusios su galvos smegenų žievės, būtent sritimi ir josios funkcijomis ir būtent, kiek jos galvos smegenų žievės dalys yra aktyvios, kiek susidaro jungčių galvos smegenyse, kokia jungčių tinklainė, tanki, reta, va čia mes tada turime tą protingąjį žmogų, Taigi, tikrai grįšime prie tos minties, kalbant apie jungtis mūsų kitose paskaitose ir kalbėsime apie galvos smegenų žievės sritis ir josios funkcijas, bet šiandieną noriu pristatyti tokias sistemas kaip simpatinė ir parasimpatinė nervų sistemas. Jos yra visiškai valingai nevaldomos šios sistemos, nes tiek viena, tiek kita yra atsakingos už tiesiog tam tikros organizmo atsakus. Tai pavyzdžiui, simpatinė nervų sistema atsakinga už tokį atsaką kaip kovok arba bėk. Tai dažniausiai tai yra susiję su organizmo išsaugojimu grėsmės metu. Tai jeigu kažkas puola jūs, iš antinksčių į kraują patenka adrenalinas, jisai paruošia organizmą kovai, tai yra suaktyvėja kraujotaka, deguonies patekimas į galvos smegenis ir į visą kūno periferiją. Ir taip įvyksta tas greitas pasitraukimas iš grėsmingos situacijos. Kita sistema, kaip parasimpatinė nervų sistema, jinai atsakinga už tokį atsaką kaip ilsėkis ir virškink. Tai pavyzdžiui, kada kūnas yra atsipalaidavęs po valgio, ypatingai jeigu tai yra kaloringas maistas, ar ne, tai kaip tik norisi pasėdėti, galbūt ir pagulėti, iš tikrųjų, kad suvirškinti tą patekusiam valgį. Ir jeigu
prieš tai kalbėjau, kad mes turime galvos smegenų žievę ir jos skirtingas funkcijas ir dėl to mes esame, tie homo sapiens, protingoji būtybė, bet galvos smegenyse turime įvairiausių tipų konstrukcijų, neuroanatominių konstrukcijų, kad vėlgi galvos smegenų tie aukštieji centrai būtų atsakingi už labai svarbias funkcijas. Tai įvairiausios tos konstrukcijos kaip difuzinė, tinklainė, grandininė, ganglinė, bilateralioji, tai jos dėka tam tikrų fizikinių dedamųjų, jos tiesiog egzistuoja ir atlieka tam tikras savo funkcijas. Tai reiškia, vėlgi valios pastangų čia lygtais nereikia. Ką mes turime, tai yra mažiausia galvos smegenyse dalelė, tai neuroną, ir neuronas turi kūną, turi trumpasias savo galūnes, tai dendritus, ir ilgąją galūnę, tai yra aksoną, kuriuo ir keliauja mūsų būtent elektrinis signalas, sklinda tas elektrinis signalas ir tas sklidimas ir būtent tos jungtis, gali susidaryti su kitu neuronu, gali susidaryti su kitomis ląstelėmis ir mes jungtis vadiname sinapsėmis ir kuo mes turime didesnį nervinių ląstelių tinklą, tai yra tinklainė, neurotinklainė, tuo mūsų galvos smegenys yra aktyvesnės, tuo mes galime pasigirti, pasidžiaugti, kad turime aštrų protą. Tai dar kartelį labai svarbu, kad ta tinklainė būtų tanki, kuo daugiau tų neuronų būtų susijungusių vienas su kitu ar su kitomis ląstelėmis, nes pavyzdžiui, senėjimo procese, tai yra mums senstant, būtent ir jeigu mes neturime naujų dalykų, kuriuos norime ar turime išmokti, tai nutinka tokia situacija, kad būtent ta tinklainė retėja. Kuo retesnis tinklainės tūris, tuo, žinoma, galvos smegenys yra mažiau aktyvesnės. Jeigu mes pabandytume lygtais truputėlį hierarchiškai sudėlioti, koduoti, dekoduoti būtent galvos smegenų tinklainę, galvos smegenų tam tikras funkcijas, tam tikras dedamąsias, tai lygtais mes turime aplinką su tam tikrais dirgikliais, tai žinoma, mes vadinsime tai išteklių, ar ne? Ir lygtais iš aplinkos atkeliaujanti kažkokia tai sensorinė informacija, kažkokie dirgikliai, jie paverčiami dėka cheminių medžiagų, dėka energijos, kur būtent energiniai stimulai vyksta, ar ne? Tai čia vyksta tie virsmai ir mes turime kažkokį tai veiksmą, ar ne? Tai mes turime veiksmį, kažkokį tai atsaką į atėjusį dirgiklį, bet lygiai taip pat mes turime ir genus, ir hormonus, hormonai atlieka tą komunikacinę tam tikrą informacijos sklaidą, ar ne, kur galbūt aktyvumą padidina ar sumažina tam tikrą aktyvumą. Ir nervų tinklai, tai dar kartelį, tai visa tai yra informacijos srautai, kurie galvos smegenyse, jeigu mes pabandytume juos sukoduoti, dekoduoti, turėtų taip atrodyti, ar ne? Tai dar kartelį mes genų turime kiekvienoje ląstelėje, jeigu taip žiūrint, hormonų visose irgi daugialąsčiuose organizmuose galime rasti, o nervų tinklų tai gyvūnuose ir, žinoma, žmogaus galvos smegenyse. Tai vėlgi mes turime būtent galvos smegenyse informacinio valdymo atminties, galbūt kitaip vadinant, struktūras, kurios koduoja ir dekoduoja, ar ne, ir taip įvyksta tie virsmai medžiagų ir energijos ir mes taip turime tą veiksmą kažkokią, tai funkciją atliktą.
Ir žinoma, kad čia mes turime tą organizuotą nervų tinklo sistemą organizme ir mes čia turime valdantį posistemį, mes turime nervinių ir neuronų tinklus kaip informacijos srauto valdytojus, na ir žinoma turime receptorius ir įvairiausius koderius ir dekoderius. Kaip veikia mūsų smegenys, tai jau aš čia kalbėjau, kad mes turime dendritus, tai galim sakyti, jeigu bandytume kurti dirbtinį neuroną, tai mes galime sakyti, kad tai yra įvestis, mes turime ląstelės kūną, tai procesą, sinapsę kryptį ir aksoną išvesti. Ir būtent dar reiktų atsiminti tokį dalyką, kad neuronas yra prijungtas prie kitų neuronų maždaug 10 000 sinapsių skaičiuje. Ir neuronas gauna informaciją iš kitų neuronų ir įėjimai yra visiškai sujungti ir aksono gale beveik liečia kito neurono dendritus ar ląstelių kūną. Ir būtent elektrino signalo perdavimas iš vieno neurono į kitą veikia per neuromediatorius. Apie tai tikrai mes kalbėsim kitose paskaitose, bet būtent neuromediatoriai aktyvina ir padaro stiprią jungtį. Ne? Tai ir būtent neuromediatoriai, tai yra cheminės medžiagos, kurios išsiskiria iš pirmojo neurono ir jungiasi su antru. Ir jau aš sakiau, kad jungtis vadinama sinapse ir būtent stiprumas tos jungties, to signalo priklauso nuo tokių veiksnių, kaip ir koks neuromediatorius bus prijungtas ir koks kiekis tų neuromediatorių išsiskirs. Kai matote, viršuje mes turim biologinį neuroną, o apačioje mes turime dirbtinį neuroną, reiškia žmogaus neurono imitaciją. Tai dar kartelį dendritai, mes turime aksoną, o čia mes turime tam tikras įvestis, ar ne? Mes turime reiškia sunkumas, sunkius, ar ne, ir mes liktai iš čia turime išvesti tam tikri proceso elementai, tam tikras aktyvumas pridedamas ir mes turime jau kaip ir išvesti. Tai dar kartelį turime tam tikras įvestis, ar ne, sumuojamos tos įvestis ir liktais, iškeliauja ta išvestis. Tai mes turime įvesti dendritą, mes turime procesą sinapsę, ir rezultatą išvesti. Tai būtinai tam, kad įvyktų procesas, jungtis būtų stipri ir pakankama, pridedama tam tikri svoriai, ar ne, pridedami tam tikri svoriai. Ir būtinai dar, kad procesas būtų tinkamas, perkelimo funkcija, aktyvinimo funkcija pridedama. Ir žinoma, ta išvestis yra įvesties funkcija, kuria įtakos turi svoriai ir žinoma perdavimo funkcija. Ir perdavimo funkcijos. Tai dar kartelį įvestis, sinapsinis svoris, kažkoks tai sumuojanti funkcija, kaip slenkstis toksai, aktyvavimo funkcija ir mes turime išvesti. Vėlgi, aš jau sakiau, kad kuo tankesnė tinklainė, tuo mes turime aštresnį protą, bet tam tikri neuronai vėlgi turi tam tikras formas, ar ne, ir matote būtent purkinė neurono, kad būtent dendritų šakelių yra labai daug išsidėsčiusių, tai vėlgi kokį mes ten neuroną, biologinį neuroną pasimsime, jisai su savo struktūra yra visiškai skirtingas. Kaip ir matote paveikslėlyje žinduolių regos analizatoriaus neurotinklinė organizacija, tai dar kartelį neuronai kaip neuronai, bet tų įvesčių, tų stimulų yra labai daug ir pakankamai daug tam, kad vis dėlto funkcijos būtų aktyvios ir mes informaciją gautume tinkamą ir kokybišką. Taigi, dėkoju ir susitiksime sekančiose paskaitose.